Nu ką, labą dieną visi, būsimi gal A kategorijos mokiniai. Pasibandysim pasidaryti visus A kategorijos pratimus, tai nuo 1 iki 9. Pradėsim nuo lėto važiavimo. Eiliškumas, tą ką nufilmuosiu, tai yra toks Klaipėdoj. Kitose miestuose eiliškumas gali biški skirtis. Gerai, tai pirmas pratimas – lėtas važiavimas. Apie 30 metrų važiuojam paskui egzaminuotoją, neatsiliekam ir nelenkiam jo. Antras pratimas – motociklo stūmimas į garažą. Tai gesinam variklį, statom motociklą ant kojelės ir stūmiam į garažą. Neštumėt motociklą, užsimetam į kairę, kad būtų paprasčiau jį stumti į garažą. Stūmus į garažą pastatom ant kojelės ir išstumėm motociklą iš garažo. Ir pastatom ant kojelės. Trečias pratimas – išvažiavimas stačių kampų į kairę arba į dešinę. Egzaminuotojas nurodys, į kurią pusę važiuosim. Prieš išvažiuojant įsijungiam posūkį, baigę pratimą išjungiam posūkį. Pratimas numeris 4, 8, tai 6-12 metrų plotyje reikia padaryti 8 su motociklu. Tai apsisukimas per kairę pusę ir apsisukimas per dešinę pusę, tada išvažiuojam iš figūros. Penktas pratimas lėtoji gyvatėlė, 6 koliukai sustatyti kas 3 metrus, negalima praleisti, užkliūti ir sustoti pratimą. Numeris 6, tai pirmas iš greitų pratimų, tai yra įsibėgėjimas ir sustojimas numatytoj vietoj. Greitis 30-40, sustojam prie pat linijos arba ne toliau negu 1 metras. Greitoji gyvatėlė, 6 koliukai sustatyti kas 8 metrus, greitis 30 ir turim visus pravažiuoti, nepraleisti, neužkliūti. Pratimas numeris 8, 50 km/h greičiu važiuojant, nurodžius egzaminuotojui sustoti per kuo trumpesnį atstumą. Paskutinis 9 pratimas, tai yra briedžio testas arba kliūties apvažiavimas. Į figūrą parvažiuojam 50 greičių, prieš pat figūrą atleidžiam gazą, naudojam variklio stabdymą ir išmanevruojame figūrą ir išvažiuojame nenaudodami stabdžio ir sankabos.
paspaudžiam like, pasidalinam ir pakomentuojam.